Kaip ir, manau, dauguma lietuvių tenka tokia dalia gelbėti užsieniečius, kurie gyvena kažkur tai toli ir sugalvoja tuoktis vis dėlto Lietuvoje. Manau, ta dalia teko ir mums. Mane sesuo paprašė, kad mes surastume tinkamą vietą, kad tilptų visi svečiai ir pagrindinis reikalavimas būtų, kad būtų mėgamos vietos. Tai pradėjom dairytis gana anksti, nuo rudens. Vienur kitur buvome ir labiausiai akį patraukė Pagelūnės šilas. Labai nuostabi aplinka, labai rami, tiesiog galima sakyti miškas. Atokiau nuo žmonių, atokiau nuo miesto. Ir kaip ir minėjau, atitiko visus mūsų reikalavimus, vaikai didelė salė ir daug mėgamų vietų. Jeigu antrą kartą darytume, tai būtinai ten. Tai antrą kartą tai buvo mūsų sesers vestuvės, tai darėme tikrai ten. Kaip jautėsi sesuo? Nuostabiai. Labai patinka. Labai. Ir svečiai visi. Labai gyrė svečiai, nes aplinka graži, vyrai mėgstantis atsigauti ryte, netgi į ežerą keliavo maudytis, tai labai nuostabu. Ryte atsikėlus patiko tai, kad keliavome į kiemą, į pavėsinę. Pavėsinėje buvo surengti rytiniai pusryčiai. Tai tas gaivus oras, šilta aplinka, tai visi buvom nustebinti. Kaip maistas? Nuostabus. Virėjas nuostabios, stalą paruošė puikiai. Iš tikrųjų, mums teko viską organizuoti, visą šventę, nuo papuošimų, nuo muzikantų, nuo vietos. Viskas. Praktikas turėjom savo vestuvės, organizavimas patys. Tai teko labai didelė atsakomybė ir norėjom, kad viskas pavyktų. Nes kaip juokavom, svečiai atskrido pilnas lėktuvas, visi užsieniečiai. Juos reikėjo ir apgyvendinti, ir pasirūpinti, ir daiktais, ir viskuo. Tai labai gerai, kad kambarių daug ir visi yra vienintelis ginami. privalums, kad labai daug vietų yra mėgamas. Ir taip nėra sugrūsta, kai ten, kai būna 8 žmonės, kambariai 4 žmonės. 4-6. Ir visi rakinami, ir daiktai saugus, ir žmonės patenkinti. Tai... Piršlių kambarys atskirai yra, kaip jau irgi geras dalykas. Ar teko miegoti? Teko, truputu. Tai teko, pailsėti. O vaikai imtinais irgi vietos daugumą. Vaikams ir supynės, ir pamaikščioti, ir pažaisti buvo taip. Ir kas gerai yra aptvaras. Neaptarpinu tvorą yra aplink aptvartą. Kiemas didelis. Didelis kiemas, niekur vaikai neišėnus ir užkartinti be problemų. Tai nuostabu vieta, tikrai nuostabu. Na mes ir jau kaip mes sesuo norėjo ženis, tai iš karto mes nusprendėm, kad tenais reikia. Mes jau pirmas iki mes kaip savo stos jau žiūrėjom, ten patikai nuotraukas geras žiūrėjom, tai nusprendėm tenais iš karto. Nuostabu, tiesiog rimtai taip. Ten pasiklysti galima, ten kiek vietos yra, ypač miegamų tenais keliais aukštais, ten vienas kitas suprasti. Koliudrai, čia miegami,